raštiškai ir prašom, pateikit raštiškai ir tada aiškinsimės, jeigu nepasitikėsit mumis, kreipkitės į prokuratūrą ir tikrai yra komisija. Prašom klausimą. Kaip Bubliškėse 21 sklypas atsirado privačiuose rankose, gal galite paaiškinti? Tai kažkoks ne tas klausimas. Ne tas, ne? Jeigu trumpai, tai kai žmonės turi žemę, susiformuoja sklypus ir... Bet ten dabar vykdomas viešųjų erdvių sutvarkymo darbai, bet ten yra privati teritorija. Numatyta. Rinkiminius klausimus atsakinėsiu dabar. Dabar aš su mero ataskaita. Ar turit dėl praeitų metų... Aš turiu klausimą dėl praeitų metų. Klausimas bręsta jau maždaug 7 metus. Dar buvau taryboje prieš kokius 7 metus ir mes tada priėmėm nutarimą ir buvo suformuota erdvė, pramoninė zona, kurtis pramoniai Pagėgiuose. Tai norėčiau jūsų kaip mero paklausti, ką jūs konkrečiai savo veiksmais, konkrečiais veiksmais padarėt, kad į tą nieko neveikiančią zoną pritrauktumėte nors vieną investuotoją. Nes man tai kyla įtarimų, kad valdant šitai valdžiai, jūs norit per didelių atkatų, nes niekas neteina. Man toks kyla įtarimas. Gintai, man atrodo, kad tu esi kažko... Ne, tai aš konkrečiai, ką jūs padarėte? Šitais atkatais biškai kalbėk, taip žinai... Aš sakau, man kyla įtarimų. Man gali kyla. Iš tikrųjų, juristas, jam kyla, tai skaitas nėra. Ne, tas klausimas buvo ne tas. Klausimas buvo, ką jūs asmeniškai kaip meras padarėte. Teiginys, ką jūs kaip meras padarėte. Žinai, mes tikrai buvo ne vienas pasiūlymas. Buvo pasiūlymas iš, ir galėčiau pavardėm kalbėti, tikriausiai jūs spaudoj girdėjote, apie žuvininkystę. Bet tie verslininkai, su kuriais buvo dėrėtas, pasakė, laukiam 14-20 metų ir kai ateis be europinių lėšų, o pabaiga jau praeitais metais jau lėšos buvo įsemtas, tai praeitais metais ne kažką ir padarysi. Tai ar dabar jos dar nėra per Žemės ūkio ministeriją patvirtintas, jeigu atsiras tos lėšas ir ką aš sakau, ką mes padarėm, tai pirma, reikia išgirsti, kad tikslinė teritorija ir šičia rašantis žmogus, ūkininkas, verslininkas gauna didesnį balą ir galima tos pinigus gauti. Tai yra padarimas ir iš tikrųjų netai mažai. Sekantis klausimas. Prašau. Žinot, mane labai nustebino, aš antrą kartą taip. Tas jūsų ataskaitos. Man labai gaila šito popieriaus ir jūsų to leidinio. Jisai vienai dienai perskaitė ir visą kitą. Jūs turite patarėją, turite visko ir paskaityti. Nepatiko leidinys? Bet patiko, man per brangus atrodė, kad iš mūsų savivaldybės šitokį leidinį išleisti. O džiaugiamės mes jų knygą, kad išėjo ir viskas. O čia yra nais metais buvo. Aš nenat rinkimus. Prašau. Rinkimus nenat. Ir ko čia rinkimai? Mes kaip piliečiai. Aš manau. Ne, aš tik taip galvoju, kad man yra labai... Ne, iš tikrųjų, jeigu atsakymas negaila. Negaila. Negaila? Ne, negaila. Sekantis klausimas. O mokyklai direktorės yra sakė vadovėlį trūksta. Sekantis klausimas. Netrūksta. Mere. Taip. Aš nežinau, Pagėgių savivaldybės tarybos narys, esu pristatysiu ir jums, jeigu nepažįstat. Tai jūs einate rinkimus ir iškart puolat Šilutę, Pagėgį, kas tam kitas. Klausimas jūsų. Iš jūsų taip pat arba iš Kauno važinėja į tarybą, tai pristatykite Bagdoną, iš kur važinėja. Jūs nekaltinkite, nebijokit kitų žmonių. Klausim, Edgarai, klausim. Aš užduosiu, dabar sakykit, prašau. Jūsų ataskaitė teigiama, kad jūs didžiuojatės tikslinę teritoriją. Man graudu klausytis, kad Pagėgiai yra nuristi iki tikslinės teritorijos ir kur reikia dotuoti ir skirti papildomų pinigų. Kodėl jūs nešnekate apie tai, kad Pagėgiai nereikėtų papildomai skirti pinigų, kad nebūtų tikslinė teritorija, o būtų klestinti savivaldybės teritoriją? Tai jūs ir pristatykit savo viziją, ką planuojat, kiek pritraukti investicijų. Klausimas. Kiek į savivaldybę pritraukti investicijų yra per anuos metus? Per anuos metus tai yra 432 milijonai vėjo jėgainės, tai iš tikrųjų dar klausimų. Kągi, ačiū. Gero vakaro. Norėjau paklausti, kas prižiūri statybinę dalį bažnyčių remontą, nes mes labai ten pasigyrėm. Šiandien grįžau iš Tauragės per Rokojus, o ten šviežiai atremontuotos bažnyčios bokštas nulinkęs jau, nuvirtęs. Bažnyčias einu, bet neprižiūri.
Kas prižiūrės, dabar šitą? Ne, tai remontai, tai mūsų ataskaita yra, kad mes labai gražiai jas išpuošėm. Kaip? Ataskaita, žurnale, tai yra jūsų parašyta, kad mes ten padarėme. Bet jau nuvirto dabar. Kaip? Bet jau nuvirtęs tas bokštas. Perduosim. Tikrai mes neprižiūrim, bažnyčias visas yra išskyrus Pagėgių remontuotas per vietos veiklos grupę ir ten patys bažnyčias patys rašas tas projektas. Tai ten su klebonu reikėtų kalbėti. Jo mes ir taip su tom bažnyčiam daug problemų, daug klausimų. Tai aš supratau, perduosiu dar vieną. Kągi klausimai, kadangi sako, ačiū, gero vakaro ir sutiksim. Kaip? Labai greit pabėgti norit kažko. Ačiū. Trut, Tai klausimų yra. Yra, bus dar. Nebėkit, merė, bendraukit su tauta. Tauta nori žodžių. Taip, perskaičiau jūsų ataskaitą, labai gerai matau, kad nuo 2011 iki 2015 metų Pagėgių savivaldybė įsisavino 64 milijonus. Kaip mama vaikų, aš noriu paklausti, ar jūs galvojate, kad užtenka 2,2 milijonų skirtų švietimą iš tų visų pinigų? Oi, va tai Asta, tave reikėtų daug mokinti, nes iš tikrųjų apie projektus negramą matau pasienę, šikai buvau pasienę, tai irgi galvojau vienaip. Yra projektai, jeigu jie yra viešosios erdvės, tai sakysim bendruomenės namai, gatvės, aplinka ir tu jų prie švietimą nepridėsi. Prie švietimo, sakysim, vieną projektą, kur bandėm netgi Piktupėnuose mokyklą, nepraėjo vien todėl modernizacija, todėl, kad mes malkas į malkas katilą keičiam per laifą. Ir du katilai stovi nepakeisti, lumpėnų dujas ir natpišių, kurį savo lėšų įdėjom. Tikrai nėra taip. Pradinė mokykla, dabar, jeigu jau galėčiau, norit, sakysim, matau, provokuojat jūs, kad biškiukai į ateitį pakalbėčiau. Bet tą, kad regioninė plėtra yra lėšas, yra, kad iš 2 milijonai yra skirti papildomų ugdymui, tai yra švietimui. 4 savivaldybės projektas negali būti mažiau kaip 1 milijonas. Tarp tų 4 savivaldybių mes jau dabar vedam dėrybas, kaip gauti Pagėgiams. Taip, pradinė yra blogai, vidus bloga. Iš išorės suremontavom, aš daug kartų esu sakęs, nieko gero nebuvo su vaikų darželiu, kol vidų neėjom. Ir galimės daug kur vaidinti, kad viską jau susitvarkėm. Daug mes turim problemų. Ir kad dabar apie mokyklas. Na, gimnazija suremontuota, gal Vilkiškai daugiau. Bet pradinė tai tikrai reikalauja. Šilgaliuose vyksta daugiau funkcinis centras, Stoniškė suremontuota, Natkiškės, tai reikalauja, taip. Aš kaip skaičiau direktorės ataskaitą ir ne direktorės, Jančera. Paskutinė vieta švietimo kokybė, taip. Ne apie tai. Apie kur tai paskaičiau, kad kaip džiaugiasi pradinė, kai susidėjo iš to 1000 litų vieną klasę. Tai iš tikrųjų mes tikėjomės, kad gausim 300 000 galėtų skirti pradinė, o ne bažnyčiai. Arba išdalinti. Visokių variantų gali būti, taip. Visokių variantų gali būti. Ir ta. Taip, žinom, problemas tikrai žinom. Kam baseinas yra Algimanto Mackos gimnazijai skirtas? O, ne, prie manęs pastatytas, aš irgi... Kam skirtas, man nieks neatsako. Nes mokiniai jame nesimaudė, aš klausinėjau mokinių, nei vienas nesimaudė. Kaip? Neatsako. O Lavirga lygiai tokį pat turi. O kam sauna reikalinga? Irgi sauna turi, nežinau kur dėti. Gal nori sunuomoti? Ne, tai Lavirgai man neįdomu. Man įdomu, kodėl Algimanto Mackos gimnazija yra sauna. Aš galiu pasakyti. Prašau. Ponas Jančerai, tamstai reikėtų klausytis, kai aš atsakinėjau klausimus. Šiandien jūs man tą klausimą uždavėt, aš į tą klausimą jums atsakiau. Jūs dabar vėl kalbate apie tai, kad man niekas... Aš galiu pakartoti, kaip atsakiau. Kai buvo baseinas, su Suomiška pirtis statoma, buvo tokia mintis, kad tai bus vaikų sveikatinimo programa. Ir jeigu vaikų sveikatinimo programa mūsų mokytojų būtų parašyta ir pritaikytas imtynių, sakykime, salė, arba, sakykime, būtų treniruoklių salė, ir programai reikėtų baseino ir pirties,
jos labai sėkmingai galėtų būti išnaudojamos kaip ugdymo procesui. Kadangi dabar tokios programos mes neturim parašę, tai tas baseinas, kaip šiandien matėte, yra išleistas, kadangi man, kaip administruojančiam, jūs visada sakot, ten Navicko ten baseinas, ne mano, aš yra tik pagal, esu įgaliotas administruoti tuos visus dalykus, o turtas yra Pagėgių savivaldybės tarybos, jis man tik tai leidžiamas jį administruoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taip toliau. Tai nėra, aš tą baseiną išleidžiu dėl to, kad man yra per brangu pirkti chemikalus, laikyti vandenį ir kol nėra tos programos. Na tai, jeigu kažkas turite tokią programą ir galite ją pasiūlyti mielų norų, tada baseinas atliks savo tiesioginę funkciją. Kalba apie tai, kad girdėjau, kad jį privatizavo. Kol aš dar, jeigu mano atmintis dar nėra dingus, niekas jo neprivatizavo. Ir iš viso, pons Jančarai, kai jūs mėginsite vis teikti tam tikrus faktus, būtų gerai, kad jūs juos patikrintumėte. Nes jūs dabar naudojate labai daug tokių dalykų. Patikrinti, galim patikrinti. Tas pasakė, tas man sakė. Aš galiu jūsų apdailą pragręžti skilutį ir pažiūrėti, ar ten yra mineralinė vata įdėta. Patikrinam, galim patikrinti. Aš galiu nueiti ir vaikų paklausinėti. Ar jie matė, kaip aš šiandien klausinėjau. Tai va, palaukit. Nenorėkit, kad patikrinčiau, nes kažkada patikrinsiu. Į dokumentus yra viena. Bet jūs labai teigiat, labai dažnai teigiate tokius dalykus, kurių, kad aš, pavyzdžiui, asmeniškai nesiveliu su jumis į ginčus. Ačiū, padėjot, iš tikrųjų, aš suprantu, aš ir ką iš pradžių sakiau, yra rinkiminis laikotarpis. Nenorėjau pasirodyti bailiu ir nevažiuoti su tą ataskaitą. Vis tiek liktai reikia atsiskaityti. Tai jeigu turit ką konkrečiai klausti, iš praeitus metus atsakinėsiu, nes į priekį tikrai užtenka, jau taip daug pasakiau. Ir yra rinkiminis laikotarpis, aš matau, bandau, kas eina į tarybą, tas įsivelti, nenoriu aš tų viešų pykčių. Geriau mes pasipykim be jūsų, nes aš kviečiau ne pykčiams, o paprasčiausiai pasikalbėti, kas yra gražu, kas yra nuveikta. Ir pasakyti, kad netaip lengvai išgyvenom, nebuvo toks lengvas laikotarpis, ir direktoriai keitėsi, ir pasikeitė, bet kalbamės, kalbos su visais įstaigų vadovais, ir aš galiu, sakysim, kad ir toliau nuo jūsų, jeigu apie kultūrą, aš galiu pasidžiaugti, kad ir muziejų, kad jis šiandien, jisai šiltas, jis apšiltas, su naujom investicijom, tai va tokiais gali pasidžiaugti, bet tikrai nesakykite, negalvokit, kad jau yra viskas padaryta, yra užtenk švietimui. Švietimas nuo pat darželio, nuo pat vaikų globos namų, nuo pat mokyklų ir tikrai reikia daug daugiau, bet yra tiek, kiek yra. Aš jums pasakiau, kad per visą kitą laikotarpį regioninė plėtra yra skirtas visas milijonas, o dar jį paimti, dar reikia susitarti. Ir kaip tą padaryti? Mes su direktorė buvom. Praktiškai įsipykom visi ir išvažiavom, sakom, ne šis laikotarpis. Taip, kad šis laikotarpis yra be toksai, nėra su ko tartis, neina kalbėtis, todėl mes nieko negalim pasakyti. Žinom ir kitas lėšas, ir kokias ateis, bet jos yra nesudėrėtas ir daug priklausys, kokie žmonės ten bus, kas bus čia ir kaip dėrėtis reikia. Politika tai yra dėrybų menas, o darbus atlieka administracija. Ir aš jums iškart pabandžiau paaiškinti. Savivaldybė nėra politikas iš viso. Iš kur čia politikas, savivaldybė ištraukė politiką? Oi, Jančarai, man su pačiu iš vis sudėtinga yra statybės, bet mes nesusikalbam. Tai ar yra dar konkrečių klausimų? Ačiū ir tikrai nepolitikuokim. Ačiū, gerą vakarą.